Bendrystė ir laikas su savais svarbiausia. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija už savus. Žvejybinį almanachą remia Westin Lietuva. Kartu su Šiandien Kimba. Taigi, sveiki žvejai. Pagaliau baigėsi lapkričio mėnuo ir kartu baigėsi su to mėnesiu susijęs Westin Fishing kartu su žvejybinio almanacho Facebook puslapių konkursas žvejam. Tai daugiau toksai geimas, loterinis geimas, kuriame žvejai turėjo pasidalinti tuo įrašu savo Facebook profilyje, parašyti, kad nori Westin, užsiprenumeruoti žvejybinio almanacho arba būti prenumeratoriumi žvejybinio almanacho YouTube kanalą. Tai va, ir galiausiai gruodžio mėnuo ne tik tai kalėdų, tarkim šventinis laikotarpis, bet ir puikių prizų, kuriuos aš čia pasidalinau. Pasidėjau ant stalo, tarkim, dalybos. Tai irgi toksai biškutį stengiausi patempti truputėlį ilgiau, kad susirinktų daugiau žvejų. Norinčių, ta prasme, parašytų, kad nori dalyvauti šitame konkursėlyje ir pritempti kažkaip tai prie kalėdų, kad tai būtų kaip ir nuo Westin Fishing Lietuva dovanėlės kažkokios tai žvejam aktyviausiam ir besidomintiems Westin Fishing produkciją. Tai va, tai žodžiu, dabar aš ant stalo pasidėliojau tris komplektukus. Be abejo, komplektukų bus viso 5, tai yra 3 pagrindiniai prizai. Iš tikrųjų, tarp jų 3 tik tai skiriasi spalvinės gamos. Vienetais, tarkim, dydžiais tai yra principė panašus masalai. Čia nėra, kad pirmas, tarkim, vienas komplektas geresnis kažkom tai už kitų, jie iš esmės yra panašus. Tai tarkim, galim pažiūrėti vieną paimti iš tokių, kas tai yra, jeigu, kad, kaip sakant, žinot, 3 pagrindiniai prizai. Tai yra 2, tarkim, didesni masalai. Vienas tai yra toksai grinai, tarkim, lydekinis masalas, tarkim, tai pavadinkim. Tai yra, man atrodo, visur yra jo kurlteilai šitie 27 cm Westino bultizai. Ir vienas yra šiek tiek mažesnis, kuris gali būti kaip lydekinis, taip gali būti ir starkinis masalas. Tai šiuo atveju 18 bultizas ir tai yra standartinės uodegėlės tipo masalas. Ir šiuo atveju, tarkim, vienas iš laimėtojų gaus, tarkim, tepalinį masalą, gaus raudongalvį, gaus, taip, kas čia dar yra, gaus 3 komplektėlius mūsų paskutinių žvejybų metu, kaip sakant, sėkmingiausių masalų spalvinimų tokius komplektėlius. Tai yra DT Harboras, tai yra Motoroilas Goldas, tai yra Gold Rushes. Tai yra patys sėkmingiausi tokie masalai kaip starkiniam, taip ir lydekiniam žvejybom paskutiniu metu, ką mes pastebėjom, kiek teko gaudyti. Taip pat į kiekvieno iš tų 3 pagrindinių žvejų, kaip sakant, laimėtojų dovanų komplektus įeis ir, aš to išimsiu parodysiu, yra spinnerbaitiniai tokie priedai. Tai yra 3 tipų spinnerbaitiniai lapeliai, kuriuos galima kabinti, tarkim, parodysiu aš pavyzdžiui. Ir tai kokie jie yra? Yra buzzbaitas, tai yra tokie propeleriukai, vadinami buzzbaitinio tipo. Yra Aglia longas lapelis.
o taip atrodo. Ir yra standartinis aglijos lapelis, kuris taip pat yra, kaip sakant, pagal skonį galėsite pasirinkti, ar tai tokį pakabinti priešais masalą. Jis kaip taisyklė aš pridėsiu, parodysiu maždaug kaip tai finalė turi atrodyti. Tarkime, pavyzdžiui, jeigu bus beitą imam, jeigu mes turime spiroklytę priekyje įsuktą, tai čia, tarkim, reikės pakabinti, tokiu principu turės tasai spinnerbeitinis Add It. Čia mano taip, Add It vadinasi Vestino komplektėliai šitie. Tai yra Add It, tai yra pradėti pridėti tai ir tai galima pridėti prie įvairaus dydžio masalūno, be abejo, tai proporcijų prasme, tai yra protingiau dėti, tarkim, nuo 18 galbūt, gali atrodyti va šitaip visas reikalas. Tai va ir toliau, tai supakuosiu aš čia. Tai čia vienas, to dar nesibaigė, dar čia ne viskas, kas įeina į vieną komplektėlį. Jau laimės ratas laukia. Laimės ratas, va matote, tenai jau laukia. Taip, tai žodžiu, didesni masalai, vidutiniai, tarkim, 12-ukai, 14-ukai, spinnerbeitiniai priedai žvejams ir ešerių žvejybai, ešerių ir starkių lydekų žvejybai Vestino vėžiukai. Kaip žinia, vienoj pakuotėje Vestinas pardavinėja kaip taisyklė vienos spalvos masalus. Aš čia paėmiau keletą pakuočių, jas išardžiau ir į vieną masalą įdėjau 1, 2, 3, 4, 5, 6 skirtingų spalvų po vieną vėžiuką pasibandymui, kas kokiam telkinyje žvejos, tai galės, manau, kad rasti bet kuriuo atveju. Ar tai yra melsvas, ar tai yra rausvas, ar tai yra tepalas, ar tai yra kažkas tai oranžinio, tarkim, ar tai yra visiškai juodo, tarkim. Tai va, ir tai čia yra grinai ešerinis dydis, 6,5 cm, čia įeina irgi kiekvieną komplektą, ir po to yra 8,5. Kiek didesni, tai starkių ir lydekai skirti vėžiukai. Jų bus po 3 spalvas, 2 bus melsvi, 2 bus Motorolas Goldas ir dar vienas bus motoroilinis vėžys, ta prasme, įdėtas į pakelį. Taip pat aš irgi iškomplektavau, nes, kaip minėjau, Vestino, jeigu imtumėt pakuotę, tai jūs rastumėt vienos spalvos, tarkim, vėžiukus. Šiuo atveju tai yra dovanėlės, tai jos yra sukomplektuotos taip, kad turėtumėt kelių spalvų įvairovę, tarkim, ir pasibandymui, ir supratimui, ko jums iš tikrųjų jūsų žvejojamam telkinyje reikia. Tai va, tai čia, tarkim, vienas iš komplektų pavyzdžių. Kaip minėjau, tie mažieji priedai, mažieji guminukai nesiskiria, skirsis tik tai didieji, tai, tarkim, kitas laimėtojas gaus, tarkim, va šitokie yra 2 masalai, 27-ukas ir 18-ukas. Tai yra lydekos spalvos ir yra šviečiantis, fosforinis, ne UV, bet fosforinis. Glow Ghost Hunteris vadinasi, Baltizas Coral-Tailas, tai yra su tvisterinė uodega. O pas trečią bus Red Lightas, tai yra raudongalvis ir lydekinio rašto šitas masalas. Coral-Tailas, Baltizas irgi didžiosiom lydekom, dabar, tarkim, ypatingai va šitą vėlyvą metą, jeigu mes dar gali būti, kad turėsim didžiosius vandenis atvirus ir sausį, tai labai lėtam pravedimui visiškai ten, tarkim, 1,5 kilometro greičiu, tarkim, ar velkiaujant, ar mėtant, galima su šito masalu sėkmingai gaudyti didžiasias lydekas, kurios, kaip sakant, labai vangios ir visiškai nenusiteikusios bėgioti paskui greitus masalus. Tai va, tai žodžiu, tai yra 3 komplektai, kuriuos aš išrinksiu burtų keliu. Turim laimės ratą, yra internete daugybė modifikacijų tokių laimės ratų. Jau yra, va čia kiekviena dabar tik tai nesimato, bet kiekviena spalva, matote, yra daugybė spalvų, kiekviena spalva yra noriu Vestin ir parašiusiu noriu Vestin ir pasidalinusiu ant savo sienos žvejų pavardės viduje. Tai va, yra daugybė pavardžių, berods apie 60, nes iš tikrųjų aš buvau nustebintas, galvojau, kad visi žvejai išpildo sąlygas, bet teko fan lygmenyje pasitikrinti, ar iš tikrųjų žmonės pasidalino ir labai daug radau, kurie
kurie vis dėlto ne iki galo išpildyta sąlygas. Tai yra, ne visi iki galo pasidalino. Bet dabar, kadangi Westin Fishing ir su žvejybiniu almanachu tikrai nėra nusiteikę atmetinėti žmonės ir tarkim, neleisti sudalyvauti žaidime, nes ne visada žmonės atkreipia dėmesį galbūt į sąlygas. Todėl buvo kiekvienas perspėtas, kad tarkim, dar reikia padaryti tam tikrą žingsnį, norint būti pilnaverčių dalyvių. Žmonės pasitaisė ir dabar visus jų pavardės jau yra šitame rate, berods apie 70 žmonių. Tai va, tai dabar belieka užsiimti pavardžių rinkimų ir žiūrėsim, kas laimės, kas kurį prizą pasiims ir galės dar spėti, jeigu kas dar ar velkiauja, ar mėto didesniuose ežeruose, tai tikrai manau, kad dar bus laiko su jais paplaukyti, nes tai iš tikrųjų tokie kaip kurlteilai arba ta prasme tvisterinė uodega dideli masalai, tai iš tikrųjų dideliem lydekom yra labai geras dalykas, kai jos visiškai vangios ir nenori sekioti sparčiai bėgančių masalų. Tai va, tai žodžiu, kaip minėjau, 3 prizai pagrindiniai, 2 yra paguodos prizai ir aš manau, kad pradėsiu būtent nuo tų paguodos prizų. Kaip visada, kaip sakant, nuo mažesnių. Kaip buvau minėjęs, tai šitie 3 tai yra visiškai vienodi komplektai, tik tai skiriasi galbūt tvisterinės arba standartinės uodegėlės, skiriasi spalvinės gamos, o iš esmės masalai yra visi tie patys, taip kad nesvarbu, ar tu pirmas, ar antras, ar trečias komplektas principe yra tas pats tokių pačių masalų. Tai va, na kągi, jau sujungtas ekrano rašymas, aš, kaip buvau užsiminęs, jau čia yra tam tikra programėlė, kuri tai darys, aš iškelsiu šitą visą ekrano rašymą į, tarkim, kažkurią tai šitą vietą ir nereikės, sakant, įsilysti į kompiuterį ir žiūrėti ir bandyti skaityti, kas yra išrinktas laimėtojų, tarkim, vieno ar kito prizo. Na kągi, koncentruojamės dabar į kompiuterį ir su laimės ratu, tokių laimės ratų yra gana nemažai, tarkim, internete, kuriais galima naudotis ir daryti kažkokius tai gaminius konkursus. Tai va, tai dabar žiūrim į čia ir bandom išsukti. Tai yra pirmas, kas dabar bus laimėtojas. Tai bus kurlteilas Baltizas 21 cm lydeko spalvinimo paguodos prizo, pirmas paguodos prizas. Tai čia dabar žiūrim, kas jį gaus. Suku, išsukinėju pirmą žmogų. Suku ilgiau, tegul pasisuka ratas ilgiau, tegul pasisuka ilgiau. Viskas, na ką, laukiam. Viskas laukiam, žiūrim, kas dabar ties kurio pavardė sustos. Kaip minėjau, yra berods apie 70 pavardžių šitam rate. Jūs matot, viskas sukasi. Žuvaukim su Westin Fishing. Geimas besivadinantis ir turi būti toj pirmas žmogus. Taip. Tai yra Marius Vaitiekūnas. Marius Vaitiekūnas tai yra pirmas žvejys, kuris gauna 21 cm. Natural Pike, tai yra lydeko spalvinimo Baltizas kurlteilas. Tai yra, Mariau, masalas tau. Gerai, atidedu jį į šoną. Einam kitas, čia yra pirmas paguodos prizas. Antras paguodos prizas yra Ghost Hunteris. Tokio patipo masalas, tik tai spalviškai jisai truputėlį kitaip atrodo. Tai yra fosforinis jisai bus, fosforinis su juoda galva, tarkim, masalas. Taigi, suku dabar toliau. Sekantis. Kas yra sekantis laimėtojas? Įsukinėju, tegul sukasi, ilgiau truputėlį. Viskas, tai yra antrojo paguodos prizo laimėtojas bus. Kas dabar toksai bus, palaukim, palaukim, kas toksai bus. Zigmas Urbanas. Atsiprašau, Zigmantas Urbanas. Zigmantai, šitas masalas yra tavo. Tai va, tai yra Glow Ghost Hunteris vadinamas. Čia yra tasai Glow, tai be abejo angliškai iš anglų kalbos yra šviečiantis. Tai va, Zigmantas Urbanas laimė antrąjį paguodos prizą. Dabar einame ir tai yra 21 cm Baltizas. Kurlteilas, tai yra tvisterinė uodega. Tinkantis kaip starkių, taip ir lydekų žvejybai. Tai va, dabar liko 3 pagrindiniai komplektai. Na kągi, pradėkim nuo kas yra per vidurį pas mane, tai yra, kaip minėjau, čia yra vėžiukai 2 dydžių, yra 12, 14 ir yra
du didesni masalai. Tai yra Redlightas, tai yra raudongalvis Westino. Ir yra tas pats Motorolas Bloodas. Motorolas Bloodas tai yra dėl to, kad yra raudonos šviečiančios UV spinduliuose, tokios raudoni dryžiai ešerinio tipo, tarkim, tai pavadinkim, ir be abejo uodegos galiuko šviečiantis. Tai va, tai šitą komplektą su šitais dideliais masalais gauna. Suku aš dabar toliau. Įsuku ilgiau. Viskas palieku. Na, žiūrim. Taigi, kaip minėjau, mažieji masalai pas visus yra vienodi, skiriasi tik didieji. Tai dabar laukiam, kieno rankas keliaus šitas komplektėlis didžiųjų ir mažųjų masalų. Rūta Richardas. Rūta Richardai, kaip suprantu, čia yra du žmonės, šeimyninis galbūt Facebookas. Jūs taip pat, jūs esate pirmi, tarkim, nes čia matau be abejo, kad čia nebus vienas žmogus, šeimyna ko gero, tai jūs laimėjote šitas Motorolas Bloodas ir Headlightas, raudonas Redlightas, tai yra 18 ir 27 cm masalai va šitie ir be abejo komplektas iš mažųjų ešeriam bei starkiam lydekam skirtų masalų komplektėlis. Aš šitą atidedu iš karto, tai yra jūsų, va, tai yra jūsų komplektas. Ta, kaip minėjau, visi panašus komplektai beveik yra, tiesiog kaip spalvinės gamos skiriasi. Taip, einam dabar kitą. Antras komplektėlis. Tai dabar yra Glowas didysis, pavadinkim taip, Hunteris, Baltysas 27 cm ir Lydeka 21 cm. Aš atsiprašau, 18 cm, Baltysas 21 yra, kur būna krūteilas. Tai va, tai šitas komplektas pas ką keliaus į rankas. Žiūrime. Šitas komplektas suku dar vieną kartą. Įsukau stipriai. Laukime dabar. Tai va, mažieji viskas aišku, iš ko susidaro. Didieji yra va šitas. Dabar laukiam, kas laimės šitą šviečiančių ir taip. Airidas Rim. Airidas Rim matau su ETA raide. ETA raidė reiškiasi, kad tai žmogus parašė noriu vestin iš po YouTube kanalo, tarkim, nes be abejo įrašas game buvo rodomas per YouTube kanalą žvejybinio almanacho, visada galite jungtis, prenumeruoti ir mėgauti žvejybą, kai ne visada žvejojate, nes to kanalo yra, kaip ir sumanymas pagrindinis, labiau yra dalintis žvejybinę emociją, o ne techniniam kažkokių tai dalykų charakteristikom. Yra be abejo rodomi kažkoks tai žvejybinis inventorius, be abejo bus parodoma dabar ypač 24 metais pas Vestiną yra šiokių tokių įdomių naujienų, kurių anksčiau nebuvo. Tai yra ir Westin Camas, tai yra povandeninė kamera, kuri gali būti naudojama kaip mėtant, taip ir velkiaujant, prisegus prie masalo. Taip pat baitkastinginės ritės multiplikatorinės V4 ir V6 serijos, kurios iš tikrųjų prabangiai yra atrodančios ir gerai metančios ritės maloniai ir pažiūrėti ir, kaip sakant, ir pasinaudoti su tikrai kokybiškom savybėm. Bei pagal žvejų pageidavimą atsiranda V2 serijos, tai yra pačio pigiausio, žemiausio segmento kainų prasme linija atsiranda kotų ir bus įdomu pažiūrėti, kaip tarkim, ką pavyks vestiniečiam gamintojam išspausti nes anksčiau būdavo V3 žemiausia kategorija, dabar žemiausia kategorija, tarkim, tai pavadinkim, sąlyginai dabar jau V2 atsiranda dar pigesni kotai, aš taip spėjau, gal bus apie kokią 100 eurų, galbūt iki 100 eurų, gal truputį apie 100, kažkas tai tokio. Tai va, tai tas kanalas be abejo tokius dalykus talpins, bet vis dėlto tai žvejybinis almanachas tai yra daugiau žvejybinių emocijų kanalas, ta prasme pasidalinimų, žvejybų, pabuvimas su žvejais kartu, galbūt netgi susitikus kažkur tai ir nusifilmavus ir patalpinus ir pasidalinimui su kitais. Tai va, tai žodžiu, šio ką aš norėjau pasakyti, tai priedėlis ETA reiškia, kad taip, Airidas Rim, jisai parašė, kad nori vesti būtent žvejybinio almanacho
puslapyje po žvejybinį almanachą įdėtų įrašų. Tai va, tai Airidas Rim būtų gerai, nes iš tikrųjų pagal YouTube būna sunku susirasti žmonės. Tai būtų pageidavimas ir prašymas, jeigu Airidas, kaip sakant, be abejo, jisai turėtų žiūrėti šitą, jeigu jisai parašė, kad nori, kad pabandytų ir pats savo iniciatyvą susisiekti, nes Facebook'u tai viskas aišku. Yra nesudėtinga parašyti žinutę po YouTube kanale, gali būti ten truputėlį komplikuočiau susisiekti su žmogum, tai be abejo, jeigu Airidas girdi šitą mano kalbą, tai Airidai parašykit man Erikas Neviera Facebook profilyje arba Erikas Neviera žvejybinis almanachas, tarkim, puslapyje žinutę, kad aš esu Airidas, laimėjau va, šitą masalą ir šitą, buvai antras laimėtojas, gali tai pasakyti, ir tai yra būtent šviečiantis didysis bultizas, yra 18-tukas bultizas lydekos spalvinimas ir be abejo visi kiti, kurie žvejam į komplektą įeinantis masalai. Tai va čia yra tavo pakuotė, Airidai. Lauksiu žinutės, pabandysiu aš ir pats parašyti, bet jeigu ką, tai tu nelauk ir rašyk man pirmas. Būtinai išsiųsim, susitarsim, kaip paimti, kaip perduoti, kaip ir visiems kitiems žvejams. Dedu į šoną. Na ir liko trečias komplektas. Trečiame komplekte be mažųjų tų pačių masalų. Tai vis dėlto gaunasi taip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pakuotės kiekvienam žvejui. Tai va, tai trečias komplektas tai yra didysis bultizas ir jau lydekos spalvinimo ir 18-tukas red lightas. Iš tikrųjų labai sėkmingas spalvinimas tiek lydekom, tiek starkiam, todėl čia jo ir buvo įdėta į kelis tarkim, komplektukus įtrauktas šitas masalas. Tai va, tai dabar trečias laimėtojas, tai yra lydeka tvisterinė uodega ir raudongalvis standartinio shad tailas vadinamas, ST. Pas Vestiną yra CT, uodegos tai yra coral tailas ir tai yra tvisterinė uodega, ST yra shad tailas ir tai vadinama standartinė, tarkim, kopytos tipo, kaip mėgsta kai kas vadinti, tipo uodegos. Tai va, tai dabar žiūrim, pas ką keliauja šitas prizas. Taip, paleidžiu sukimą, suku, įsuku ilgiau. Viskas paleidžiam, žiūrim dabar. Tai va, tai trečias laimėtojas, lydeka ir raudongalvis. Žiūrim, pas ką jisai keliaus tas komplektukas. Laukiam. Kęstutis Dolėba. Kęstuti, tai yra tavo masalai. Kaip minėjau, gali ir pats pirmas parašyti, pasakyk, kad buvai trečias laimėtojas pagrindinio prizų. Ir jeigu kartais, nes ne visada iš karto, jeigu esi drauguose su žmogum, tai jaučiu Facebook'o tokia politika, kad jeigu esi drauguose, taigi greitai gauna žinutę, jeigu nesi drauguose, tai gali žinutės pasiekimas užtrukti, tarkim. Tai va, 3 žmonės, 3 prizai atiduoti, plus 2 pagodos prizai paskirti. Dabar tai liks tik susisiekti ir išsiųsti jums. Mano pageidavimas būtų Lietuvoje siųsti per Omnivą, nes tai yra patogiausias mano būdas. Iš kiekvieno žmogaus, iš kiekvieno laimėtojo, nes ko gero, kas susidūrė, tas žino, kas nesusidūrė, pasakysiu, kad norint išsiųsti siuntinį, man reikės kiekvieno laimėtojo gauti, be abejo, vardas pavardė, nes kai kur nėra pilnai, tai man reikės, kad parašytumėt vardą pavardę savo pilnai ir telefono numerį, nes pagal telefono numerį, be abejo, reikės man duomenų, į kokį Omnivos paštomatą jūs norėsite savo mieste gauti. Tai va 3 dalykai: vardas, pavardė, telefonas ir Omnivos paštomato pavadinimas ir adresas tame mieste, į kurį jūs norėsit, kad aš išsiųsčiau jūsų prizus. Tai va, tai bus, kaip sakant, reikalingi duomenys. Dabar jau toliau mano žingsnis, taip sakant, jums išsiųsti, ir turiu vilčių, kad galbūt dar spėsite šiemet pagaudyti, nes tas pliusas dabar, kuris čia tai dar rodomas kurį laiką ir dideli ežerai neužšals, o tai be abejo tokie, tarkim, didesniem ežerams skirti masalai, ypač tie didieji. Tai va, tai buvo malonu pabendrauti, pamatyti atsiliepimus jūsų, kad norite žvejoti ir turėti Vestino masalų savo kolekcijoje daugiau.
Tai aš manau, kad Vestinas nesustos šitokiom akcijom mūsų žvejam, Lietuvos žvejam. Galbūt netgi bus į prizus įtrauktos ir rytės, arba kažkokie tai kiti pinigėliai, galbūt V2 serijos, galbūt ir V4. Aš manau, kad tai yra pilnai realu. Rytas tai man pačiam labai įdomu pamatyti, nes tai yra kažkas naujo ir dizaino prasme. Ir kaip sakant, kaip po gamintojo, tarkim, kursas naujas, tai yra bandys gaminti ir jau gamina būtent kotus, masalus, drabužius, aksesoriką įvairią žvejybai ir dasideda tos naujosios V4, V6 rytės. Tai va, dar kartą dėkoju žvejai jums už aktyvumą. Buvo faina matyti puikų būrį. Išrinkome 5 laimėtojus, tarkim, 3 laimėtojus ir 2 paguodos prizus turėtojus ir su naujų sezonu tikrai manau, kad akcijų daugės, geimų taip pat daugės ir Vestinas tikrai rūpinsis, kad žvejai nenuobodžiautų mūsų Lietuvos žvejai. Tad tokia šaunia gaidelė ir manau, kad šitas geimas baigtas, skelbiu jį pabaigtu ir lauksime naujo sezono. O gal dar, jeigu, tarkim, kam pavyks pažvejoti, būtų faina matyti Vestin Lietuva grupė yra sukurta, joje žvejai kelidinėja Vestin masalais pagautus savo laimikius, tai būtų faina pamatyti, gal dar pavyks šiemet kai kam pagauti ir šitais masalais. Tai linkiu nei žvyno, nei uodegos visiems ir tikiuosi, kad taip pat ir matyti jūsų aktyvumą žvejybinio almanacho Facebook puslapyje ir YouTube kanale bei Vestin Lietuva visada laukia jūsų laimikių pagautų su Vestin Fishing masalais. Tad iki kitų susitikimų kitais metais, nei žvyno visiems dar kartą ir einam švęsti Kalėdų.